manyčiau, unikalu yra dalyvauti istorinėse erdvėse ir šiuolaikinėje parodoje su kolegomis iš Latvijos ir Lietuvos kolegomis. Visą laiką istorinė aplinka truputį kaip menininkai pareigoja tarsi pažvelgti savo kūrybą kitaip. Ir visi suprantam, kad gyvenam šiandien, kuriam šiandien, tarsi kuriam šiuolaikinį meną, bet istorinėje erdvėje tai gauni laiko atstumą. Kurdami istoriją dabar mes tarsi įsiliejam į tą bendrą tėkmę ir sakykime, transliuojam visą tai ateinančiom kartom.